Sveiki, esu Aurimas Zakšauskas ir trumpai norėčiau pristatyti mokomąjį žaidybinį simuliatorių Darnus miestas. Turbūt visi žinote, jog mokymosi kokybė didėja, kai patį mokymosi procesą paverčiame žaidimu. Mūsų sukurtas mokomasis žaidybinis simuliatorius kiekvienam leis dalyvauti žaidimo bei mokomosios medžiagos kūrime bei tobulinime. O pradėti išties nesunku. Kiekviena mokykla, kuri yra suinteresuota naujoju ugdymo metodu, gali pradėti kurti ir integruoti šį mokomąjį žaidimą į moksleivių mokymosi programas. Tai reikia gerai apgalvoti, kaip apjungti žaidimą su mokymo medžiaga. Būdų yra išties begalė, tačiau aš trumpai papasakosiu, kaip galima greitai sumodeliuoti situaciją, kuri apjungs tik paprasčiausius šio žaidimo funkcionalumus. Pirma pradėsim nuo miesto kūrimo. Žaidimo žemėlapio sukūrimas – tai būsimosios žaidėjų susirinkimų vietos kūrimas, kurioje jie kartu spręs užduotis, analizuos aplinką bei vieni kitus. Todėl būtina gerai apgalvoti, kaip vystysis žaidimas mūsų kuriamajame žemėlapyje. Turime sukaupę nemažai sumodeliuotų pastatų, taip pat buityje, gamtoje, ūkyje, mokykloje naudojamų įrankių. Jei jums pasirodys per mažai, yra palikta galimybė jums patiems kurtis kokius tik norite objektus. Reikėtų pažymėti, jog žaidime yra įdiegta rolių valdymo sistema, kuri leis aukštesnėjame lygyje esančiam vartotojui prižiūrėti ir administruoti žemesnio lygio vartotojus. Ką tik matėte, kaip sukuriamas paprasčiausias žemėlapis, kol kas tik su vienu pastatu ir vienu kompiuteriniu žaidėju, kitaip dar vadinamu NPC. Kaip kuriamas pasaulis toliau, galėsite pamatyti, jei prisijungsite prie mūsų YouTube kanale. Antras žingsnis yra suteikti miestui gyvybės. Tai galime padaryti pasinaudoję dialogų kūrimo įrankių. Ši priemonė mums leidžia kurti scenarius per dialogus. Yra daug funkcionalumų, kurie leis patikrinti, ar žaidėjas yra pasiruošęs šiam dialogui, ar turi su savimi visas reikiamas priemonės vykdyti užduočiai. Daiktų išėjimas į žaidėjo inventoriaus, nuorodų įkelimas, perkelimas į kitus žemėlapius, visų šituo ir dar daugiau mes galime pasinaudoti, kuriant įtraukiančius, priverčiančius galvoti linksmus dialogus. Ši priemonė taip pat turi rolių valdymą, todėl galite būti ramus dėl savo sukurtų dialogų. Šis mokomasis žaidybinis simuliatorius leis kiekvienam susikurti savo veikėją, su kuriuo jis galės mokytis, tobulinti savo įgūdžius šiame žaidime. Nepriklausomai nuo žaidėjo jis gali būti mokinys, mokytojas, profesorius, elektrikas ar dar kitos specialybės žmogus. Skirtingos aprangos leis žaidėjams išsiskirti vieniem iš kitų, kas dar labiau sudomins ir įtrauks į šį žaidimą. Visą tai apjungus gaunamas žaidimas, tačiau kur mokomoji dalis. Visas mokymosi procesas bei jo progresas fiksuojamas distancinių mokymų sistemoje. Ši sistema yra išdirbta ir labai patogi naudoti, kuriant mokomąjį turinį, testus ar užduotis. Keičiasi pamokos struktūra. Dabar galime įsivaizduoti pamoką, kuri gali trukti 10 minučių ar net pusantros valandos ir daugiau. Įsivaizduokite, kad jūs mokina Andrius Mamontovas, Svaras ar užsienio mokytojai tokie kaip Kimo Arbas. Tie, kuriem pasiseks, su tais mes susitiksim scenoje kada nors. Kimo Arbas, live in Hollywood, California. How you doing? Right now we're going to do the lesson on graffiti art. Mixtape. Hey, yo, graffiti on Fantasia. A grizzly Walt Disney. The DJ spin us like they trying to keep us all dizzy. And I love them for it. I give them my support. Sistemoje funkcijų yra išties daug. Nemažai aš jų ir praleidau, tačiau jei apsilankysite mūsų YouTube kanale, sužinosite ne tik likusias funkcijas, bet ir kaip jomis naudotis.
Taigi, kol kas sakau jums iki ir tikiuosi susitiksime žaidime.